žmogus, kuris ieško savo likimo skirto žmogaus, iš tikrųjų ieško tikros meilės. Vadinasi, kad dažnas žmogus pats nežino, ko jis iš tikrųjų ieško. Todėl jo tas gražus noras surasti savo likimo skirtą žmogų lieka tik utopija. Visus mus traukia tik tie žmonės, kurie rezonuoja su mūsų vidiniais modeliais, poreikiais, neišspręstom kažkokiam temom ir augimo kryptim. Stiprus ryšys ar stipri trauka kitam žmogui dar nėra ženklas, bet jis yra skirtas visam gyvenimui. Mes nuolat sąveikaujam su savo realybė per savo mintis, pasirinkimus, įsitikinimus, per savo vidinę dominuojančią būseną ir per savo veiksmus. Kiekvienas mūsų sprendimas gali pakeisti kryptį, kiekviena kryptis atvesti prie naujų žmonių, o su kiekvienu žmogum galime įgyti naujos patirties. Likimas yra mūsų sprendimų ir pasirinkimų rezultatas. Todėl aplamai kiekvienas mūsų sutiktas žmogus, kartais net tik kelioms minutėms, yra mums kabutėse skirtas likimo. Taip, yra dalykų, kurie galima, taip sakyti, mums numatyti jau iš anksto, iš aukščiau dar kiti sako, bet kita dalis vadinasi laisva valia. Lemtis gali būti nulemta, tačiau kaip iki jos einam, tai būtent yra vadinama likimu, kuris gali koreguotis. Tai žmonės, kurie ieško likimo skirto žmogaus, kurie turi omenyje romantinę partnerystę, iš tikrųjų ieško tikros meilės. Ir čia yra visiškai skirtingi dalykai. Nes tikroji meilė prasideda tik ten, kur baigėsi ego poreikis turėti kitą žmogų. Jį keist, naudot, rinktis kitą žmogų pagal jo statusą, akių spalvą, vaikų skaičių ir aplamai bendrai kalbant pagal kažkokį išskaičiavimą. Tikroji meilė yra tada, kai leidžiama kitam žmogui būti tuo, kas jis yra, tuo, kuo jis pats renkasi būti. Kai yra artumas, bet nevaldo priklausomybė, kai yra rūpestis, bet nevaldo kontrolė, kai yra atvirumas, bet ne kažkokie reikalavimai kitam žmogui. Ir tai nereiškia, kad tokioj meiliai nėra aiškių ribų kitam žmogui. Net ir tokioj meiliai galima pasirinkti pasitraukti iš santykio, nes tai nėra aukojimasis dėl kito ir čia nėra aklų prisirišimų. Kai tokiam santykyje iškyla kažkokios senos programos, tarkim, baimė būti paliktam, atstumtam, neišgirstam arba kažkokiam nepakankamam, tai yra visiškai normalu. Net ir tokioj meiliai būna paliestos tos vietos, kurias suskausta. Skirtumas tik tas, ką žmogus daro toliau. Jeigu jis leidžia savo žaizdai valdyti save, savo elgesį, tai tada ne jis pats kuria santykį, o jis leidžia savo tai žaizdai kurti jo santykį. Jei žmogus tai atpažįsta ir prisiima atsakomybę už tai, tada vyksta jo tų vidinių šešėlių integracija. Kitas žmogus, kuris mato, su kuo susidara jo partneris, jis nesiginčia su kito emocija, su kito žmogaus žaizda, jis nebando to ištaisyti ir nepriima to asmeniškai, arba bent jau mokosi šito. Jis mato ir suvokia, kad kito žmogaus tos skausmo bangos yra tik jo sena energija, kuri iš jo turi išeiti. Tokiam santykiai apie visą tai nuolat vyksta atvira komunikacija. Tikroji meilė nereiškia, kad nebėra pas žmonės žaizdų. Dažnai sveikam santykiai jaučiamas stiprus saugumo jausmas ir labai artimas stiprus ryšys tarp žmonių, kuris kaip tik ir iškelia tuos senų žaizdų likučius, kurių net atrodė, kad nėra pas žmogų. Tai įsigilinus, kas iš tikrųjų yra tas likimo skirtas žmogus ir kas iš tikrųjų yra ta tikroji meilė, galiu drąsiai teikti, kad daug žmonių vis dėlto nežino, ko jie ieško. Galvoja, kad ieško likimo skirto žmogaus, bet iš tikrųjų trokšta tikros meilės. Tik matot, čia yra paradoksas tame, kad nesurasti reikia tą tikrąją meilę, o iki jos reikia užaugti. Augimas ir vyksta labiausiai ir pirmiausiai ir neskaudžiausiai per karminius santykius. Ir viskas, ką iš tikrųjų reikia surasti šiame gyvenime, tai tik save.